širdį, kad aš ieškojau jo. Ir išėjęs vieną dieną iš to kabineto jo, tiesiog mašinoje meldžiausi, gal pirmą kartą taip nuoširdžiai, sakau, Dieve, aš jau, nepažįstu tavęs, man pirmoji vietoje pasidarė tas žmogus, užima tavo vietą, tikrai neturėjau kitų dievų, tai turėjau tą dievuką savo, tą žmogų. Ir sakau, parodyk, koks tu esi iš tikrųjų, nes buvau pasimetęs, pasimeldžiau tokią trumpą maldą. Ir kažkaip tai važiavau namo ir neužilgo už ten gal kitą dieną gavau tokį pasiūlymą, sako, yra į piligriminę kelionę į Izraelį. Sako, ten tokie draugai, sako, buvom Izraelį, piligriminiai kelioniai, labai faina, pernai buvom, sako, dabar organizuoja vėl bus. Sako, sakau, norėčiau, dar nebuvęs, galvoju, ten tai bus levelis, kur Jėzus keliavo tais keliais, galvoju, reikia nuvažiuoti. Paskambinsiu žmonai paskambinau, sakau, nori į Izraelį, bet nesakiau, kad piligriminė ten prie jūros į Izraelį. Noriu, dar nebuvę. Įsivaizdavo, kad tiesiog prie jūros į Izraelį važiuosim. Tai paskambino tas draugas tam Sigitui, dar Sigitas važiuodavo kunigas. Sigitui sako, pilna, ta prasme užimta, bet kaip tik šiandien ar vakar, sako, 3 atsisakė žmonės, tai mes iškart užsibukinom tą kelionę, tai aš, žmona ir dar dukrą pasiėmėm. Ir iškeliavom tą kelionę, o toj kelionėj važiavo visa brigada, VŽB, Algutis, ir daug buvo su žmonom. Ta kelionė ten irgi buvo su įspūdžiais, ten skridom, įskrido į variklius paukščiai, turėjom leistis Varšuvoje. Varšuvoje pasirodo buvo paruoštas kitas lėktuvas, mūsų laukė, atrodė, persėdom. Jo, kaip specialiai. Ir ką tam Izraelį mes kiekvieną dieną vaikščiodom tais keliais, kur Jėzus keliaudavo, bet vakarais būdavo tokie liudijimų vakarai. Mes ateidavom, klausydavom ir mane kažkaip tikrai lietė tie liudijimai. Ir paskutinį vakarą su žmona kažkaip tikrai pasikvietėm, tiesiog buvo atgailos malda, pasikvietėm Jėzų į savo širdį. Ir nuo tos dienos pradėjo keistis mūsų gyvenimą. Net tą patį vakarą buvo tokia atmosfera, nežinau, ten tokia, tikrai buvo šventoji dvasia, tiršta tokia atmosfera, mes visą naktį tokie nei miegojom, nei ryte sakau žmonai, aš toks jausmas, kad pakilęs virš lovos buvau, nesupratau, tokia palaima. Sako, ir man tas pats ten. Žodžiu, buvo toks net fiziškai jausmas nerealus. Ir kitą dieną jau grįžom į Lietuvą. Aš galvojau, viskas, pasikvietėm Jėzų ir jau čia tęsis, dabar taip amžinai. Bet mes sekmadienis buvo, rytas buvo, ten vaikai, namie chaosas, susipykom su žmona. Galvoju, eik tu savo, taigi vakar Jėzų tave pasikvietėm ir vėl čia, jau įsigandau, kad vėl čia tam pasaulyje, čia vėl mes bus tas pats per tą patį. Ir mes nuvažiavom į bažnyčią, mes važiuodavom ten sekmadieniais į tą Panarą, ten į mišką. Miške buvo tokia bažnyčia, bet mes važinėdavom į tą bažnyčią dėl kunigo, dėl tų gražių pamokslų, bet mes neturėjom tikėjimo gyvo, to santykio su Jėzum netikėjom. Bet aš tada susipykę nuvažiavom su žmona, nekalbėdami, ir aš tada net neėjau į bažnyčią, tiesiog lauke sėdėjau ant suoliuko ir meldžiausi jau pirmą kartą su Jėzum, bendravau, kalbėjau, sakau, Jėzau, tai kaip čia suprast, vakar pasikvietėm į tavo širdį, šiandien vėl nesusikalbam. Ir ten mane tam Izraelį palietė labai toks liudijimas, toj pačioj bažnyčioje, kur mes lankydavomės, Vida, man atrodo, Vida vardas, kur rankas buvo, pirštai buvo Vida,
pirštis buvo nugraužus jo pirštų galus. Ir jinai toj bažnyčiai atidavė tas rankas Jėzui kažkaip tai buvo ir ten stebuklingai išgijo. Ir aš tada meldžiuosi, sakau, jeigu Vidai ten rankas sutvarkėjai, sakau, tai mano žmona ten sutvarkysi be problemų. Tau nėra negalimų daryti. Aš atiduodu, sakau, Jėzui. Nes mane tas va būtent įstrigo liudijimas, toj pačioj bažnyčioj, galvoju, sutvarkėjai rankas, tai čia su žmona susitvarkysi. Sakau, aš tau ją atiduodu. Man nesvarbu, ką padaryti. Tu geriausia žinai, galbūt mums net išskirsi mus ar kaip. Ar sutaikinsi, nežinau, sakau, tu atiduodu tau ir tokią ramybę, žinau, kad jisai pasirūpins. Važiavau namo ir jau net laukiu, kaip čia bus viskas, man įdomu, galvoju, ką padarysit tą žmoną. Nu ir atėjo pirmadienis, čia viskas va vyksta, šeštadienį pasikeitėm Jėzų, sekmadienį toj bažnyčio atiduodu Jėzui žmoną, pirmadienį grįžtu pietų namo, įeinu į namus, šlovinimo muzika groja, žodžiu, žmona miegame, Bibliją nuskaito Bibliją. Eik tu saugo. Man iš karto toks atsakymas, kad pasiliksi tu ją, niekur aš jos nepasiimsiu. Palieku tau ją. Toks iš karto gavau atsakymą, bet nieko nesakiau, nei žmonai, nieko. Žiūriu, kas toliau, kas čia bus. Aš tai skaitydavau tas visas dvasinės kabutėse knygas, levelius visus. Jinai gyvenime jokių dvasinimų, jei Bibliją tą pamačiau, tai man wow, kažkas tai wow buvo, eik tu savo galvoju. Bet čia gal tik šiandien, nežinau. Ir praėjo gal kokios 2 savaitės, jinai tą Bibliją skaito, man fotkina, sako, paklausiau Dievo ten to ir man atsakė, va iš Dievo žodžių, ten man jinai visą dieną, aš išvažiavęs kažkur dirbu, jinai man ten Dievo žodį, pradėjo visiems pasako, ten broliam, sesė, mamai apie Jėzų, žmona, žinai. Aš jau buvau į susirinkimą, 2 kartus atvažiavęs buvau į Kauną. Bet ten rinkdavosi, dar atsimenu, tokia ateidavo bomžiukė, tokia, neatsimenu vardą, bet jinai ten ir kvapelis buvo, gal Zina. Bet tarp kitko, po kelių metų jinai buvo visiškai naujas žmogus, ta Zina. Nesvarbu, bet ten žmonių tokių rinkdavosi, kaip pasakyti, visokių. Bet man ten būdavo gera, faina, jausdavau tą šventą dvasią. Bet žmonai nesiūliau, sakau, tau ten gali, nežinau, sakau, aš ten važiuoju, bet tu gal, jinai sako, pasimk ir mane, bet sakau, gal vėliau kada, nenorėjau išgąsdinti kažkaip. Bet po 2 savaičių ar po 3 sako, tai važiuojam, nepatiks, tai nevažiuosiu, nuvažiavo ir jai ten viskas gerai. Mes tai pradėjom gal metus jau paskui važinėti. Ir aš jai pasakiau po kelių savaičių, jau pamačiau, kas darosi, viskas, kad sakau, atidaviau aš tave Jėzui. Nors mes abudu kartu pasikeitėm tam Izraelį Jėzų, tai čia viskas pradėjo keistis, pradėjom važinėti į susirinkimus, kiekvieną trečiadienį. Aišku, prasidėjo puolimas iš šeimos, ten mes pradėjom pasakoti apie Jėzų, Jėzus gyvas, jie ten pradėjo keistai žiūrėti į mus ir mes buvom į namą, tik įsikraustę naują. Tai paskui pasako, vėliau tik tai mano tėvai su žmonos tėvais buvo susitikę, aiškinosi, ar neperrašėmės to namo kam nors, kokiai sektai, ar... Jie buvo baisiai įsigandę, galvoja, vaikus atims, čia vaikus paims, namai perrašyti bus ir taip toliau. Mes paskui juokėmės su žmona, kai aš buvau ten 5 metų išėjęs iš namų, niekas negelbėjo nei žmonos, nei manęs, viskas gerai, bet kai tikėjom, tai tėvai susirinko, kaip čia vaikus išgelbėti. Jo, ten žmonai į Ameriką buvo bilietai nupirkti, kad sako, pasimk vaikus, ten Amerikoje giminių turi daug, tai krikštų tėvas sako, pasimk vaikus, atvažiuok, viskas gerai. Galvoju, kad jau, žodžiu, nunešė stogą vyrui ir ten bus blogai, bet
labiausiai uošvę puolė, iš tikrųjų labiausiai uošvę. Vieną rytą kažkaip žmona verkė, ten uošvė vėl užsipuolus dėl tikėjimo ir aš jai kažkaip ir sakiau, pamatysi, pirma dar jinai tikės. Ir taip ir įvyko, viena po metų gal kokių ateina ryte, o mums tokia, būna dvasinės tos sausros, visiems gal pasitaiko, aš toksai irgi sausroj gyvenu, o ateina uošvė ten, apie Jėzų pradėjo ten, ir aš jau ten žmonai tiksiu į koją, jau sakau, žiūrėk, papuolė viskas. Tai žmona